Halės turgus. Seniausiai veikiantis turgus Vilniuje. Toks senas, kad net močiučių šlepetės ten turbūt buvo pirktos. Dabartinis pastatas architektūros grožybė, suprojektuotas dar 1906 metais Vaclavo Michnevičiaus, garsaus Vilniečio, kuris tikriausiai nežinojo, kad jo kūrinys kada nors taps DJ setų vieta. Bet taip jau atsitiko, laikai keičiasi. O prekyba šitoje vietoje vyko jau nuo 15 amžiaus. Kai kurie sako, kad čia buvo arklių turgus, kiti kad javų, mes sakom gero vaibo. Seneliukai. Ir taip, dabar Halės turgus ne tik vieta šviežiai skumbriai, dabar jie atgyja ir naktį. Naktinė Halė tai vakarėliai, koncertai ir keistos pažintys. Naktinė Halė tai kai ieškai WC, o randi performansą tarp raugintų kopūstų. Tai kai bandai pirkti kimči, o išeini su nauju draugu vardu Saulius, kuris nekalba, o beatboxina visą laiką. Tai kai sakai aš trumpam, o grįžti ryte su ekologiška kombučia ir egzistenciniais klausimais. Šįkart kviečiu visus melomanus ir gurmanus į Midnight Brew. Bus skanus garsas ir geras skonis, bus žmonės, kurie šypsosi be jokios priežasties. Leis savo trumpam grįžti į lėtesnį laiką, kai skonis buvo ne algoritmas, garsas ne fonas, o bendravimas turėjo ypatingą vertę, ne kelių emodžių eilę. Leis savo paklaidžioti Halės labirintuose tarp tradicijų ir gero vakarėlio. See ya!